Prieš kelias savaitės iš kalėjimo paleistas ir į Vilnių atvežtas Sergejus Tsikhanouskis turi keistų idėjų. Pareiškė, kad masto Lietuvoje kurti Baltarusių salyną, autonominį rajoną, tarsi laisvą Baltarusiją, bet Lietuvoje. Tad tai kelia ir kitą klausimą. Tsikhanouskajos projektų Vilniuje jau daugiau nei 5 metai ir tai daugiau nei viena prezidento kadencija. Ar Lietuva iš to ką nors laimėjo? Valdžios atstovų klausia Eglė Račkauskaitė. Sergejus Tsikhanouskis jau gavo vadinamąjį baltarusių pasą su vyčiu, kurio Lietuva teisiškai nepripažins, todėl iš čia tiesiog knygelė. Arba kaip, sakykime, yra toks žemaičio pasas, sakykime. Pasą su vyčiu sumanė žmona Svetlana Tsikhanouskaja, nors Lietuvoje tai ir sukėlė nedidelį įtampą. O dabar ir pats Tsikhanouskis turi idėjų, kurios minimum verčia pakelti antakį, maksimum panašiai į pretenzijas dėl šalies teritorinio vientisumo. Tsikhanouskis mąsto apie autonominį Baltarusių rajoną. Jei Baltarusiai nenorės kovoti, nenorės tikėti manimi, tegul tiki kuo kitu. Svarbiausia, kad jie kovotų ir kad ta kova duotų rezultatą. Jei rezultato jie neduos, man ta šalis, aš čia pradėsiu kurti tokius salynus. Žinai, kaip Rusijoje buvo vokiečių autonominis rajonas, kažkas panašaus. Buvo ir žydų, mes galime vystytis ir taip. Šalis juk tai žmonės. Lietuvos valdžia Tsikhanouskiui atiduoti kurio nors rajono planų neturi. Tai vadina emocijomis. Žmogus 5 metus kalėjo ir, kaip jis sako, galėjo kalbėtis tik su savimi ir panašiai. Ir šiuo metu gal tas, sakykime, minčių kratinys toks gal ir būna kartais ir nepasvertas. Tsikhanouskaja Lietuvoje jau daugiau nei 5 metai. Tad net jeigu ir būtų laikytina išrinktąją Baltarusijos prezidente, jos kadencija jau būtų pasibaigusi. Buvęs užsienio reikalų ministras Landsbergis jo štabą akreditavo kaip Baltarusių demokratinę atstovybę, bet ji nelaikoma diplomatinė atstovybė, neturi tokių teisų ir privilegijų. Mūsų interesas savarankiška Baltarusija nuo Rusijos ir demokratėjantį, kiek tai įmanoma. Ir kiek tos jėgos, kurios yra Čionais arba Lenkijoje, galėtų prie to prisidėti. Dabar viskas virsta į tai, kad jie pradeda rūpinti savo aplinką čia. Ar kur nors kitur. Tai neturi būti. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas tikina, kad Lietuvai naudingi Tsikhanouskajos vizitai, per kuriuos jį neša žinia apie tikrąją padėtį Baltarusijoje. Ir aš manau, kad tikrai pasaulis iš Svetlanos Tsikhanouskajos išgirsta tą žinią. Ir tai, aš manau, yra didžiausia pridėtinė vertė. Kartą arba kelis kartus per metus jinai atvyksta į Strasbūrą arba Briuselį, kur susitinka su Europos parlamente, pasako kalbą ar kažką tai panašaus. Pasirašo kažkokius deklaratyvius dalykus. O Tsikhanouskis anot Motuzo gali kalbėti apie tai, kas vyksta Baltarusijos kalėjimuose. Ir aš manau, tai irgi yra labai svarbu, kad pasaulis išgirstų. Bet nors Lietuvoje Baltarusių konservatorių valdymo laikotarpiu padaugėjo iki 50 000, tiek gyventojų Alytuje, į Tsikhanouskio pirmą mitingą atėjo pora šimtų. Taip pat jis paragino jam surinkti 200 000 eurų galingam smūgiui lukašizmui. Per kelias dienas jam atsiuntė 1000 eurų. Jis pats tai paviešino. O iš daugiau nei 50 000 baltarusių politiniai pabėgėliai sudaro mažą dalį. Apsaugos statusą turi 1800 Lietuvoje gyvenančių baltarusių. Viešai pradėta kalbėti, kad Vilniuje rusų kalbos jau per daug, nes net jeigu čia gyvena 4 metus, kaip ši Baltarusė. Koks vardas? A можно на русском, пожалуйста? Jie dažnai kalba rusiškai. Pavyzdžio nerodo ir 5 metus gyvenanti Tsikhanouskaja. Lietuviškai vis dar nekalba. I'm in the process. Aš procese. Tai labai graži, bet gana sunki kalba. The difficult language and it's having even not much time. Nedaug laiko, labai sunku išmokti lengvai kalbėti. Tai labai ilgas procesas. Very long process. Būna atvirkščiai, kad Lietuvos valdžia dėl jos prabyla baltarusiškai. Vidaus reikalų ministras Владиславas Kondratovičius taip Tsikhanouskają priėmė. Незважаючи на проблеми, з якими ми сутикаємося. У тим ліку погрози з боку режиму Лукашенки і Путіна. Bet toks kažkoks menkavertiškumo kompleksas, ar ne, kad kažkam reikia perskaityti svetima kalba. Tai tu kalbėk savo valstybinę kalbą, jie tegul mokosi čia būdami valstybinės kalbos. O kiek Tsikhanouskajos projektas Lietuvos mokesčių mokėtojams kainuoja, slepiama. Jos nėra skelbiamas dėl to, kad mes tos informacijos nesuteiktume Lukašenkos režimui. Net ir jūs nežinote, kiek moka. Asmeniškai aš nežinau, kiek žinau, bet didesnė dalis tenka užsienio partnerių. Na, mes bandome nešti demokratijos žiburį į Baltarusiją. Tik nežinau, per pastaruosius 5 metus, kiek galima pamatyti, kas mums iš to pavyko.
Tai yra sudėtingas klausimas. Cichanovskį iš kalėjimo paleido prieš kelias savaitės. Vilniuje jis sutiktas nevienareikšmiškai, nes iki kalėjimo žavėjosi Putino, lankėsi okupuotame Kryme. Vilniuje paklaustas, kieno Krymas. Cichanovskis atsakė, kad Ukrainos. Putiną pavadino nusikaltėliu. Eglė Račkauskaitė, Vilnius.